pas mane, žinai, kad super easy. Super easy nepavadinkit. Kad gali atsipalaiduoti, gali manęs dalykų paklausti. Čia jau pradeda mane. Agne, man labai smagu ir įdomu tave kalbinti dabar jau kitomis aplinkybėmis, visiškai kitomis. Iš tikrųjų, kas žiūri mūsų laidą jau ilgą laiką, Agnė turėtų pažinoti iš mūsų praeitos laidos. Paskutinį kartą tave šnekinau Florencijoje, taip. Dabar mes esame Vilniuje ir Vilnius tapo tavo vėl namais. Tu grįžai ir dėl to man labai smagu tave pakalbinti ir paklausti, tai kaip atrodo tavo šiandien gyvenimas, kas pasikeitė, kaip tu pati jautiesi čia, prie ko reikėjo vėl priprasti, vėl derintis, vėl išmokti gal kažko. Ir norėčiau, kad mes šioje laidoje galbūt palygintume tuos nepalyginamus pasaulius, kurie iš tikrųjų yra labai skirtingi, bet tu turėjai ir tą patirtį. Dabar tavo naujas gyvenimo etapas ir aišku, norėtųsi paklausti tos priežastis, dėl kurių tu išvažiavai, nes aš manau, kad ši laida labai yra naudinga, nes labai daug žinau lietuvių, kurie pamąsto, o gal grįžti, o kodėlgi ne, o kaip atrodytų mano gyvenimas čia. Tai aš manau, kad galbūt tu atsakytum į daugelį tų klausimų, taip. Ir norėčiau mūsų iš tikrųjų laidą pradėti nuo statistikos. Tikiuosi, tu ją turi. Taip, aš ją parašiau. Aš manau, kad tau irgi būtų gal šiek tiek nuo naujienos. Iš tikrųjų, aš manau, tai ne naujiena, visi žino, kad dabar reemigracijos lygis yra daug aukštesnis nei emigracijos, taip. Ir aš pasižiūrėjau, kad vien per tą laikotarpį, turiu statistiką nuo 20 metų iki 25, į Lietuvą sugrįžo 23 531 žmogus, lietuvis, taip. Tie reimigrantai, taip, grįžę, tai nemažas skaičius, taip, o išvyko 78 000, tai dvigubai kaip ir mažiau. Dažniausiai grįžta, aišku, iš Jungtinės karalystės, Norvegijos, Vokietijos, Airijos, iš Italijos mažiau grįžta, bet grįžta, tą statistiką aš irgi radau. Ir tu esi viena iš tų, matyt, nes oficialiai registravai savo grįžimą, taip. Tai 24 metais iš Italijos atvyko 217 žmonių, iš kurių 130 buvo Lietuvos piliečiai, o 87 užsienio piliečiai. Tai mes suprantame, kad tai tikriausiai buvo italai, kurie nusprendė gyventi Lietuvoje, taip. Ir dabar šiek tiek įdomios statistikos. Italijos piliečių gyvenančių Lietuvoje dabar šiai dienai 26 metams yra 840 Italijos piliečių gyvenančių čia. Daug. Taip, aš girdėjau, kad tokį skaičių apie 1000, taip. Tai va, ir tas skaičius kasmet didėja. Tai va, ką norėčiau šią statistiką pasakyti, kad lietuviai grįžta. Galbūt didžiausias grįžimo bumas buvo 24-23 metais, dabar jis tolygus, negalima sakyti, kad jis didėja, bet jis vienodas, sakykime, kad lietuviai suprato šiek tiek anksčiau, kad visai Lietuvą smagu grįžti ir visai čia būtų neblogai būti, taip. Ir smagu, kad ir Italijos lietuviai grįžta. Ir gal dar parsiveža su savim žmonių. Kokį partnerį ar partnerį. Taip. Kas irgi tas labai smagu. Ar nustebino tave ši statistika? Šiaip nelabai, dėl to, kad, kadangi jau prieš šiek tiek gurkšnojom kavutę ir šnekėjom, tai kaip ir sakiau, kad kai praeinu miestą, senamiestį, aš pakankamai dažnai girdžiu itališkai šnekučiuojant italus, ar Vingio parke bėgančius italus tarpusavį šnekančius. Vasarą ar žiemą?
Nu, žiemą gal nebėgioja, arba aš nebėgioju, nebūnu vingiai ir bėga. Bet jo, aišku, daugiau, žinai, vasarą vis tiek žiemą, mūsų, sakykime, tie tokie hobi ir laisvalaikis dažniausiai būna uždaras, jau to mažiau tu išgirsti ir pamatai nepažįstamų žmonių. Bet šiaip tai daug, tikrai. Ypač labai turistų padidėjo šią vasarą, tiesiog aš labai daug girdžiu itališkai kalbančių čia Vilniuje, tiesiog bumas yra, važiuoja, jie dabar pradeda pažinti Baltijos šalis. Taip. Atsiliepimus girdžiu, kad labai patinka, švaru, servisas, jie labai yra nustebę, nes aš su to įsivaizdavimą jie turėjo visiškai kitokį, taip? Savą, taip. Jo, tas didelis skirtumas tikrai. Man gyvenant Lietuvoje, po to persikrauščiau į Italiją, vėl grįžus į Lietuvą, aš irgi savotiškai buvau nustebusi, ant kiek vis dėlto mes esame organizuoti. Turbūt, aš manau, kad organizuotumas visame kame tas yra ir po to išvara, ir, nežinau, ir viskas laiku, žinai, ir viskas tvarkinga. Tai aš manau, kad tas viskas bendro jo, čia tokia bendra pasiekmė, žinai, kai tu esi organizuotas, kai tu viską vertini, kai tu matai kiekvieną detalę, tai tu ir nori būti švarioje aplinkoje, tai tu ją ir rūpinėsi. Tai jo, tai aš tikiu, kad italams tas šokas, plus aptarnavimas, tai irgi, žinai, lietuviai, nors pavyzdžiui, labai įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, patys lietuvaičiai, kaip lietuvaičiai, aš apie vilniečius gal daugiau šnekėsiu, nes aš nelabai kitų gal daug ir pažįsiu, tai visi kalba apie tai, kad aptarnavimas yra suprastėjęs Vilniuje, kad, prasme, tikrai tam prieš 5-6 metus buvo geresnis, gal žmonės labiau stengiasi tas jaunimas dirbti, žinai, ir panašiai, o vat, būtent iš italų girdžiu, kad čia vis dar labai geras yra aptarnavimas. Geras. Jo, tai aš galvoju, gal to pasiekoje, kad pas italus jisai yra šiek tiek bendroj masėj paprastėjo. Taip. Jo, nes jie vis tiek, ir čia gal irgi, grinai elementaru, jie yra pas juos yra perteklius turizmo, pas juos yra perteklius klientų, tai jie gali labai stipriai nesistengti, nes jeigu ne tu, tai kitas užeis. Ir pas juos tas high seasonas labai ilgas, tai konkurencija nors ir yra, bet klientų užtenka visiems, to Vilniuje tu nepasakysi, tai tu turi vis tiek labiau stengtis, nes čia vienas prastas aptarnavimas, vis tiek vieni kitiems papasakoja, tada atvažiuoja. Labai tinklas mažas žmonių. Jo, žiemą tai tie patys, vis tiek turistų yra mažiau, tai tada tu labai gerai pagalvoji, kur tu nori nueiti, tai Vilniuje tu turi vis tiek stengtis. Mes su tavim susitinkame Brew Specialty kavinėje, galiu ją taip pavadinti, nes vis ieškau atitikmens ir su tavim už kameros apkalbėjome, kad kaip ir Italijoje šitie terminai vartojami, taip daugiau angliškai, negalėjau rasti atitikmens lietuviškai, nes kava tai užima labai didelę svarbią vietą tavo gyvenime, tai yra tavo darbas sritis, taip, ir aš norėčiau paskui vėliau irgi pakalbėti apie šią sritį ir palyginti irgi Italiją su Lietuva. Ar geri dabar daug kavos vis tiek? Jo, geriu, aš vis tiek geriu, gal įpročiai, žinai, šiek tiek pasikeitė, kad aš Italijoje vis tiek daugiau gerdavau espresso, čia rečiau, bet tai turbūt keli faktoriai, dažnai tą nulėmė, nes eidavau į darbą kiekvieną dieną ir plus kavinukėse dirbdavau, tai būdavo kaip ir natūralu, žinai, kad jeigu gali gauti gerą espresso, tai kodėl nepaimti. O Vilniuje vis tiek kita rutina ir manau, kad apsai Vilniečių kita rutina, gal net kitaip labiau pasakyčiau, kad tie pusryčiai yra namuose, dažniausiai būna lėtesni, tai mes patys gaminamės, tai aš atsivežiau savo moka potus, aš toliau darausi moka pot, bet tačiau, žinai, net išėjus į miestą irgi, žinok, Vilniuje pradėjau daugiau gerti su pienu negu espresso. Ar ne, ir po pietų? Mes po pietų gal net nelabai gurkšnojam, vis tiek dažniau pirmoje dienos pusėje, dabar matai, paėmiau cold brew labiau, bet bet long drinkus imu. Long drinkus, ne tai espresso. Jo, tai aišku, ir kainodara lemia. Mes apie tai irgi pakalbėsime, užbėgant iš akių. Jo, bet gal ir kitas dalykas iš tikrųjų ten espresso dar yra, žinok, žavesys, tas prie baro stovint su barista, kalbant, tas 15 minučių hi-hi-ha-ha, žinai, apie nieką ir apie viską. Ir iš karto, žinai, pašnekėjimas, tai čia tokio nėra, čia daugiau labai, šiaip
Labai geras, žinok, nepradėjau sekti, tiesiog vienu metu radau Instagram'e vyruką, jis yra italas, atvažiavęs gyventi į Klaipėdą. Ir jis irgi ten pradėjo savo, žodžiu, kaip jisai mato tą Lietuvą, bet jis labai įdomiai apibūdina, kaip jisai kavą atrado. Jis sako, mane lietuviai, sako, išmoko kavos ritualo. Sako, nes jie neina atsigerti kavos kaip mes. Jie eina 2 valandom pašnekėti. Sako, tai yra ilgas ritualas. Sako, jeigu tave kažkas kviečia kavos, sako, tai tu turi nusiteikti pokalbį ir bent jau valandai. Tai nėra atsigerti kavos ir išeiti. Sako, tai šitą aš turėjau išmokti ir pas juos eiti kavos, tai nėra atsigerti kavos, tai yra ritualas. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Tai va čia gal tas, žinai, skirtumas. Tai jo, tai man irgi dingo tas užeiti ant kavos, žinai. Tai jau dažniausiai jau gaini kavos, tai jau prisėsti, pašnekėti, parelaksuoti, pačilinti, žodžiu, meditacijos kažkokios formos procesas. Tai pradėkimegi nuo, norėčiau tokią įžangą įvesti žmonėms, kurie galbūt nematė mūsų laidos, mūsų to pokalbio Florencijoje. Kokie keliai tave atvedė į Italiją? Ką tu veikei Italijoje ir būtent Florencijoje? Kaip back to 10 years ago. Tai aš į Italiją išvažiavau, nes tuo metu norėjau kažkokių gyvenimo pokyčių, kadangi dirbau aptarnavimo srity, tai labai mėgau tuo metu ypatingai. Ir dabar šiaip mėgstu vynus ir vynų pasaulį, tai važiavau kenti klasiko, pažinti, žodžiu, viską apie vynus. Tai Florencija kaip miestą buvau pasirinkusi. O važiavau 3-4 mėnesiam, bet gavosi tame, kad susipažinau su labai fainai žmonėm, kurie ir dirbo su kava ir man pasiūlė avantiūrą, žinai, padirbėti su jais. Tai taip įsidarbinau Ditta Artigianalėje, specialty kavoj Florencijoje. Tai yra pirmoji šiaip specialty kava ne tik kad Florencijoje, bet šiaip Italijoje. Tai buvo toksai miškai pionierius, sakykime, šitoje srityje Francesco. Tai pradėjau su jais dirbti, visai patiko, tai taip ir užsibuvau to Italijoje visus gražius 7 metus. Pasižiūrėkite mūsų laidą, nes iš tikrųjų man buvo įdomios ir aplinkybės, kaip tu gavai tą darbą, kaip tau pasiūlė. Taip, bet palikime šią intrigą, kad žmonės dar pasižiūrėtų mūsų laidą, kas nežiūrėjo. Po 7-8 metų, taip, aš sužinau naujieną, kad Agnė pasirodo, nusprendė grįžti, taip. Ir priežastis, aš manau, tokios paprastos ir nepaprastos, taip, labai įdomiai palyginus, ar ne, kad dažniausiai merginos, moterys išvažiuoja į Italiją dėl antrosios pusės, taip, bet būna ir taip, kad merginos grįžta į Lietuvą dėl antrosios pusės, taip, tai papasakok trumpai, kokios tas aplinkybės buvo, kodėl tu nusprendei visgi grįžti. Jo, tai kaip ir sakai, dėl antrosios pusės, tai jo, tai kažkaip gavosi, kad, žinai, vėl pradėjau bendrauti su lietuvaičiu, Tai čia, žinai, šiaip labai simple, žinai, įsimylėjom viską, ilgai bendravom, nebandėm, ta prasme, draugavom nuotoliniu būdu, visus metus nuoširdžiai, skraidėm vienas pas kitą, o kadangi į Florenciją nėra ten tokių labai tiesiogių skrydžių, tai daug vargom, žinai, ten per Romą, per Milaną, galbūt per Pizą, tai būdavo, žinai, vienai per kitaip, per tai visus metus, tai kai jau gal po metų atkreipiam dėmesį, kad jau tampa daugiau darbas negu malonumas, nes skamba faina, žinai, kai kas 3 savaitgalis ar Lietuvoje, ar Italijoje, ar whatever, kartais sustikdom kur nors pusiaukelėj, bet iš tikrųjų, kai tu esi pririštas prie tų skraidimų, tai tu kažkuria, ir išvargstai, nes oro uostai labai daug laiko atima, skrydis, tada tu vis tiek skrendi vienas, ne su partneriu, nes vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos pusės, žinai, turi atskristi. Tai tikrai, žinai, kažkaip pradėjom suprasti, kad reikia kurti bendrai ir kažkur. O kodėl Lietuva? Tai manau, kad visų pirma, ir man jau pradėjo traukti Lietuva. Aš tikrai nemeluosiu, gal buvo dar prieš susipažinant su Laurynu, aš jau pradėdavau svarstyti, kaip ir tu sakai, kad kyla visiems klausimų, o gal reikėtų grįžti. Tai man irgi buvo kilę šitie klausimai. Žinai, man natūraliai iš tikrųjų kyla irgi toks klausimas, nes stebint iš šalies, vėl, jeigu įsigilinusi visą kontekstą darbo rinkos Italijoje, labai yra sudėtinga gerai įsidarbinti, turėti geras pareigas užsieniečių ir aš manau, kad
tu kontekste tu pasiekiai labai daug ir tu buvai geroje vietoje. Dėl to tas sprendimas vėl kaip ir grįžti buvo gal kai kuriems irgi keistas, žinai. Aš žinok, visiškai pritariu, tai aš manau, kad dėl to, kadangi kai buvau viena, sakykime taip, tai aš būtent to, kad man patiko darbas, kad tai tikrai geras ir labai faina, aš labai su baime žiūrėjau grįžimą į Lietuvą, nes galvoju, eina savo vėl viską nuo pradžių, italai pakankamai konservatyvus, ar man duos galimybę dirbti nuotoliniu būdu, greičiausiai ne, tai toksai labai daug klaustukų baimių, tai dėl to ir taip pasyviai, žinai, iš tą savo mintį vis žiūrėjau. O, žinai, kadangi turėjau partnerį, kuriuo tikrai ir pasitikė, ir myli, tai, tai yra tavo jau, kaip pasakyti, ir ramstis, ir jo, ir pagalba moralinė, tai tikrai buvo paprasčiau. Ir dažnai tada turi ant svarstyklių, žinai, tai ką turiu labai gerą darbą ir turiu žiauriai mylimą žmogų. Tai, žinai, jeigu netekčiau, tai nuo ko labiau skaudėtų, tai, žinai, tai turbūt mažiau skaudėtų, jeigu netekčiau darbo, tai, žinai, toksai jau aspektas. Tada, žinai, tai tada einam ir sakom darbdaviui, kad, noriu grįžti į Lietuvą. Kiti užduotų klausimą, tai palauk, Florencija, toks miestas, ten svajonė gyventi, grožis, dar tu dirbai pačiame centre, tai kiekvieną dieną į darbą važinėjimas irgi matai visą tą grožį, taip. Ir čia grįžti, Vilnius yra be galo žavus ir gražus, bet vis tiek Florencija. Ar neįsimylėjai per tuos 8 metus tą miestą ir ar nesunku jį buvo palikti? Kadangi, žinai, čia toks, aš dabar esu idealiuose sąlygose. Aš kas 3 mėnesius grįžtu į Florenciją savaitį, tai aš žinau, kad aš grįšiu, tai aš turbūt nepajaučiau to tokio staigaus ir kardinalaus. Turbūt jeigu būtų iškart, žinai, ir darbą, nes mano atveju, ačiū Dievui, darbdaviai pasakė, bandom dirbti nuotoliniu būdu, tai aš neturėjau keisti nei darbo, nei santykių su italais, nei pačios Florencijos atsisakyti 100%. Tai tai aš šio klausimu, žinai, turbūt stipriai nekentėjau, bet iš kitos pusės, aš turbūt kaip ir praeitą kartą sakiau toje laidoje, žinai, tai Florencija yra labai gražus miestas, fantastinis ir visa kita, bet kai tu gyveni, kai tu turi rutiną, tai jis vargina. Jis vargina dėl to ir statistiškai kiekvienais metais iš Florencijos vietinių dingsta apie 10%. Nes jie išsikrausto iš centro, jie išsikrausto į senamiesčius, jie pasiema tokius rajonus, kaimelius rajonus, miestelius, nežinau kaip teisingai pavadinti, kaip Sankašianas, kur ten nuo Florencijos 10 minučių, ar Pratį koks nors. Prato, kur jiems su traukiniu ten nusigauti kelios iki 30 minučių, bet jie turi savo kasdienę rutiną, jie nepavargsta nuo turistų, jie nepavargsta nuo turistinių kainų, jie nepavargsta nuo turistinio aptarnavimo. Tai, Florencija perpildyta turistų. Tai tikrai yra gražu, visiems verta nuvažiuoti, faina, aš nesigailiu nei vienu savo metu, bet kai pagalvoju apie kasdienybę rutiną, tai man širdies nebuvo suspaudę. Vėl pakeitėm lokaciją, nes per karštą Lietuvoje, labai saulė spigina. Ir Agnė juokauja, kad jinai labiau jau pratus nei aš, nes aš po saulės atvažiavusi, aš tik ieškau, kaip nuo jos pasislėpti, o Agnė jau po metų Lietuvoje kaip tik džiaugiasi. Reikia gaudyti, kai jinai yra. Taip, kai jinai yra, o man iš tikrųjų tai yra didelė problema, aš nuo jos bėgau ir dabar irgi bėgu. Tai mes kalbėjome, kad iš tikrųjų tavo darbdaviai tau pasiūlė labai geras sąlygas, kas iš tikrųjų mane labai nustebino, nes mes žinome, kad Italija yra labai konservatyvi šalis ir toks dalykas kaip darbas remote online nėra labai populiarus dalykas. Po COVID visi labai didelė dalis grįžo į ofisus, nes kažkaip įmonės savininkai kažkaip matyti, jie nelabai pasitikė darbininkais savo ir jiems yra daug saugiau, daug paprasčiau, jeigu jie mato, kad dirba ofise, taip, tai toks online remote darbas iš užsienio yra be galo retas reikalas, tuo labiau, kad tavo srityje
O tu dirbai personalo srityje, kokios tavo pareigos papasakok? Jo, aš net, vat irgi gal lietuviškai ne visai žinau, mes tai būtų chief of staff, tai šito poziciją ir likau. Tai nėra visai, kad HR, žinai, ar personalo atrankos ar ten vadovė. Biškai kita dalis, kad daugiausia tai dirbu šiaip su komanda ir projektais. Tai va tas yra, kad yra naujas projektas, turim komandą ir vystom, žinai, augime. Kadangi visą laiką esame augime, kaip ir tada tuo metu kalbėjom, turėjom 6 kavinės, dabar jau turim 8, 9 pakeliui. Tai visą laiką su augimu atsiranda ir naujų challenge'ų, žinai, ir naujų užduočių, ką reikia daryti, ir turbūt tuo pačiu reikia naujų profesijų, galbūt taip pasakykime, tai vat, yra tas pagrindinis mano darbas, kad ir pažiūrėti, ko mums gali prireikti, arba kuris naujas procesas atsiranda, žinai, kas jį galėtų daryti, ar reikia naują žmogų samdytis, ar kažkuris iš kolektyvo gali perimti. Ir turbūt ir svarbiausia, šiaip pagrindinė mano užduotis yra būti tikrai, žinai, kad projektai einasi ir kad kolektyvas tarpusavy kalbasi. Nes čia yra didžiausia problema, kai ypatingai aptarnavimo srity, nes čia yra kaip dvi karo zonos, žinai, nes yra, kaip mes vadinam, ant grindų dirbantys žmonės, tai yra kavinės personalas ir yra ofise dirbantis. Ir jie vieni kitų ne visą laiką supranta, žinai, kas, kur ir kodėl. Tai va, čia ta dalis, kur yra labai svarbu, kad jie vienų kitų darbus ir gerbtų ir suprastų, kodėl vieni be kitų negali gyvuoti ir kad jeigu vienas nepadaro laiku savo darbo, tai nukenčia ir kitas. Tai jo, tai va, taip, žinai, tai kadangi mes augame ir jau turime kavinės per 2 miestus, tai iš tikrųjų, jau kaip pasakyti, turbūt ir nereikia to, kaip pasakyti. Aišku, geriau, kai yra ofisas, kad visi karts nuo karto, žinai, susitinkame ir apšnekame gyvai, bet iš tikrųjų tai jau 2 miestuose esame. Tai bet kuriuo atveju tu turi migruoti kaip ofisinės komandos narys. Tiek marketingas turi nuvažiuoti ir į Milaną, ir Florenciją, žinai, tai ir daug darbo yra kompiuteriu. Tai turbūt tą suprasdami, ilgai galvoja, dar ilgiau pykia. Taigi vis palikai šiek tiek tokią širdgėlą, ar ne, jiems ant širdies, kai jie sužinojo, kad tu visgi nori grįžti, taip? Nu jo, tai italaigi. Kokia reakcija buvo, papasakok? Kaip skyrybose. Kaip skyrybose. Aš geresnė. Ar kavos podeliai irgi lėkė? Nu jo, visas emocijos buvo nuo nekalbėjimo, pykčio, tada susitaikymas, tada aptarimas, visko. Jo, šiaip. Taigi praėjot vos ne tokių kaip sutulingų santykių periodą. Jo, fun fact, momentas, kai pasakiau, kad tik tai noriu grįžti į Lietuvą, ne išeiti iš darbo, o grįžti į Lietuvą, tai nuo to sakinio žmogus su manim nešnekėjo 2 savaitės. Bet kadangi aš jau apsipratusi, kad dirbu su italais, tai yra kind of normal rodyti, žinai, savo emocijas, tai aš tiesiog palaukiau, kol aprims. Tada prasidėjo diskusija, tada buvo, tai ne, tinka, kad išeini iš darbo. Nu, sakau, bet sako, kada, sakau, tai apsitarkim. Sako, tai duok dar laiko pagalvoti. Tada, kai galvoju, gal kokį mėnesį, sakau, aš jau žinok tikrai išvažiuoju, tai tarkimės dar deadline'ų. Tai jau turbūt, kai praėjo tas 1,5 mėnesios nuo informacijos sužinojimo, kai išgyveno visas fazes, tai tada, racionaliai pradėjom bendrauti ir kalbėti ir nusprendėm, kad verta pabandyti. Pabandyti online. Ar pasiteisino, tu dabar esi metus čia, taip? Ar pasiteisino šitas online režimas? Jo, ta prasme viskas gerai, darbai einasi, sekasi, nei kolektyvas neturi nusiskundimų, projektai juda, aš patenkinta, tai kaip sakykime, KPIs vaistai, žinai, viskas gerai. Atvažiuoji į Lietuvą, tai prie ko reikėjo priprasti? Kas, Dieve, laiko skaičiavimo. Laiko skaičiavimo. Ta prasme, ta dolce far niente, aš turbūt supratau grįžus į Vilnių. Aš tikrai supratau dolce far niente esmę ir jo žavesį grįžus čia. Ta prasme, tavo ritmas, tu turiu omeny, sulėtėjo? Sugreitėjo ir aš supratau, kad aš gyvenau dolce far niente Italijoje, pati to negalvodama ir nežinodama, sakykime taip. Ir kai supratau, kad tai tikrai yra svarbi
dalis ir ją reikia turėti. Šitas tai, žinok, taip labai čia geras. Čia, žinai, kur skirtumas tarp Vilniaus ir Florencijos, nes miestai šiaip, pagal gyventojų skaičių, taigi labai panašus. Labai panašus, tai. Ir netgi pagal tankį turbūt, žinai, tai labai panašus, bet Vilnius, jis tikrai gyvena kaip didmiestis. Ir jisai gyvena 24 valandas per parą ir visi skuba. Tai yra kamščiai. Kamščiai, bet gal mažasis Milanas, sakyčiau, taip, ta prasme, daug planų, daug norų, daug siekių, visi viską planuojasi, pusmetį į priekį. O Florencija to yra didelis, nieko neįžeidžiant iš gražiausios pusės, tai kaimas, kur tu gyveni šiandien, o kas bus rytoj, tas bus rytoj, žinai. Tai man turbūt, čia reikėjo apsiprasti. Aš kaip dabar atsimenu, žinok, atskrendu, žinai, ir daugmaž čia jau pavasaris, čia jau daug planų, daug norų, žinai, ir ten su draugais susirašinėja, nes, žinai, kai jie žinodavo, kad aš atskrendu, tai visą laiką susiplanuodom tą mano savaitę susitikti. O čia jau, kai žinau, kad gyvensim, tai jau, į draugų sąrašą, kuris jau čia gyvena, žinai, tai okei, žinai, tai aš, pavyzdžiui, turiu dabar savo kalendorių, susitikimą su draugais spalį arba lapkritį. Lietuvoje, wow. Ta prasme, nes ten visi viską yra susiplanavę, susistigavę, kad daugiau, jeigu tu ten turi 5-6 žmonės, kuriuos nori įtraukti į vieną savaitgalį, vieną dieną, tai čia hebra planuojasi. Mano taip yra Romoje tokios patirtis, kad mes planuojamės jau ten į mėnesį į priekį, bet aš nesitikėjau, kad Vilnius taip gyvena, irgi ten visos procedūros, grožis, tai irgi ten neužsirašai mėnesį, užsirašai iš karto 2-3, kas man irgi buvo su Florencija, tai palaukit, man čia šiek tiek per daug to planavimo, aš kai kolegėmis, žinai, rašydavau vienu metu, tai pradėjau juoktis, sakau, pas mane asmeninių planų kalendorių daugiau negu darbinių, nes reikėjo, žinai, prie to reikėjo apsiprasti, nes Florencija tikrai kitų ritmų gyvena, tikrai daug atsipalaidavę, mėgaujasi šiandieną. Aišku, kažkiek galvoja apie tą rytoj, nėra, kad visai apie jo negalvoja, bet, sakykime, tas laisvalaikis tavo, tai planavimas turbūt prasidėjo kokį ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį. O čia, tikrai 2-3 savaitės į priekį visi yra susiplanavę. Cold brew, tai yra procesas šiek tiek kitoks kavos. Tai visų pirma darosi su šaltu vandeniu. Kava kažkaip kaitina? Niekas nieko nekaitina, ne tiesiog varva lašiukas, vanduo eina lašiukais ir perina pro kavą ir realiai ten vos ne procesas, kol ten gausi tinkamą kiekį kavos, vos ne 4 valandos turi praeiti. Ir tada, kadangi eina po lašiuką, tai pats lašiukas pakankamai ilgai užsibūna kavos tirščiuose, tai čia labai yra daug ir iš tikrųjų ir kofeino. Šitoj kavoje tai irgi reikia atsargiai. Žinokite, briu šalta kava turi daug kofeino. Jo, turi daug kofeino, šiaip lengvesnis skonis, kadangi nevyrinta, tai man gal labiau ruogos jaučiasi iš tikrųjų tas kavos vaisius. Tai pakankamai trendy thing tiek Italijoje, tiek Lietuvoje, tiek šiaip. Pirmą kartą girdžiu, tikrai. Geras. Čia specialty kavų kavinėse. Galvoju, žinai, prie ko dar reikėjo priprasti. Tai nevėluoti, reikėjo išmokti vėl. Nes pasirodo 2 minutės irgi svarbu. Svarbu, taip. Šitas buvo iš geresniųjų, kai... Ir, ta prasme, buvo apsipratusi jau Italijoje, kad iki 10 minučių tai net nesiskaito ir kažkaip nestresuodavo dėl šito. Tai po to reikia grįžti į tai, kad vis dėlto jeigu susitari, tai susitari ir 5 minutės tai yra labai brangus žmonių laikas, tai reikėtų jo laikytis. Tai šitas, ir kai jau išmokau nebevėluoti, tai pradėjau vėl nervuoti kaip mano kolegos, nes jie tai toliau į mano online meetus, žinai, vėluoja. Tai jau dabar pakomentuoju. Lyg ir tarėmės 3, sako, tai taip dabar yra 3, o tai kad po 3-5, tai... Ar ta tavo rutina pasikeitė iš esmės, ar visgi kažkaip irgi atsivežė kažkokius įpračius iš Italijos ir nejutai to streso, argi buvo stresas? Aš vis tiek įsivaizduoju, mano atveju, kaip man reikėtų vėl priprasti prie klimato, nes
visgi nematyti saulės 80% laiko yra labai sudėtinga. Jo, burbėjau. Daug. Teisingai. Dabar, žinai, galvoju, tik yra ta saulė, bet ne, nuoširdžiai sistemingai burbėjau visą žiemą visiems ir labai pavydėjau kolegom, kai jie kalba ir ten matau iš tos kameros, žinai, saulę. Bet vėlgi, žinai, aš kas 2 mėnesius ją pamatydavau. Aš vis nuskrisdavau, tai aš turbūt net to tokio, kad visą žiemą, žinai, Lietuvo, tai būtų sudėtinga, tai kadangi skraidžiau, tai vis gaudavau to saulės, gaudavau to tokio itališko vaibo, tai žiemą man visai greitai jinai prabėgo. Tai vat prie klimato, manau, kad jeigu grįžtum visam, tai jo, pirma žiema būtų tikrai liūdnesnė. Nu, jo, nes ir visam pradedi darbą su tamsa ir baigi darbą su tamsa, tai toks. Kur ta diena, žinai. O patys žmonės, žinai, nes klimatas veikia žmonės, kaip ten bebūtų ir aš jaučiu tą visą kažkokią tokią atmosferą, kuri skiriasi nuo atmosferos toj pačioj Italijai. Na, pavyzdžiui, aš nežinau kaip pačioj Florencijoje, bet Romoje vis tiek atrodo niekas nedirba. Žinai, toks įspūdis, kad visada kiekvieną dieną kažkokia šventė, nes tu išeini iš namų, ten bariukė sėdi bent jau 10 žmonių, kalbasi niekur, neskuba daug žmonių, kažkoks šurmulys, lyg kažkokia kiekviena diena atrodo kažkoks festivalis vyksta, žinai, tavo kieme. Ir žmonės tokie atsipalaidavę, nu, kas ten piktesnis yra trafikė, žinai, spūstyse, bet vis tiek toks jaučiasi visų kažkoks vis tiek atvirumas, galbūt atmosfera yra, nu, sakykime, tokia lengva. Ar galėtum su manim padiskutuoti šią temą? Dabar, žinai, galvoju. Tai tas vaibas, kad atrodo nieks nedirba, tai ir Vilniuje yra. Jo, tai aš manau, kad labai, jo, čia, manau, kad gal dėl to, kad daug kas gali dabar dirbti nuotoliniu būdu, tai eina į kavinukės darbuotis, žinai, ir panašiai. Tai pats tai, kad miestą dienos metu rasi tuščią, nes visi ofisuose sėdi ir dirba, tai to jau gal nebėra, žinai. Dabar galvoju, žinai, apie tą vaibą, nu jo, mes vis tiek esam santūresni, reikėjo prie šito apsiprasti. Man labai pasijautė su šuniu, nes aš šuniu turiu, atsivežu, žinai, iš Italijos, tai aš ir Italijoje įvedžiau. Tai, pavyzdžiui, kai eidavau su šuniu, tai Italijoje, tai ta prasme, kiekvienas, kas turi šunį, susitinka, pakalba, tai būtinai pasisveikina, leidžia su nim pasiuostinėti, persimeti minimum 3-4 sakiniais, bet tai čia yra kaip must be, žinai. O čia tai atvažiavau, tai, nu jo. Tai kai kurie išpereidavo gatvę, kai kurie akis į žemę, žinai. 1 iš 10 ir leisdavo ten su šunim pasilabinti, jau duokdie labas ištardavo. Tai jau galbūt dabar, kai gyvenam šitą kaiminystėje tai jau, kai jau tie patys vieni kitus matom, tai jau persimetam porą sakinių, bet tam reikėjo laiko, tai nebuvo greitas. Jo, ir ir pirmasis žmogus, vedžiojant šunį, kuris manim pasilabino ir pasisveikino ir tai leido, tai buvo italas. Nes tavo kieme yra italas? Jo, jo žmona lietuvaitė, jisai persikros čia ir jisai lietuviškai pasisveikino. Ir aš, kadangi šunį pakviečiau itališkai, ir jisai pradėjo su manim itališkai, bet ir aš galvoju, kodėl jūs kalbat su šunim, nes you from the same community. Bet jis suradai vietą dar italą kieme surasti. Taip. Čia tai geras. Aš vis noriu, žinai, iš tavęs ištraukti taip, žinai, kad yra tų labai daug baimių ir aš ten pagalvoju ir kiti. Ir aš taip suprantu, kad visgi tavo tas grįžimas buvo gan toks lengvas, taip. Ir tuomet gerai, aš tuomet kitą paklausiu. Visiems rekomenduoju grįžti. Tikrai. Nu, ta prasme, šiaip Vilniuje yra daug darbo vietų. Aš manau, kad kiekvienas čia tikrai gali savo rasti ir tinkamą ir profesiją, ir realizuoti save vienaip ar kitaip. Antras dalykas, čia kalbant apie tą žmogišką aspektą, kad lietuviai šaltesni, italai šiltesni, taip, tas yra, sakykime taip, bet jeigu turbūt lygmenys su nepažįstamais. Bet jeigu jau yra draugų ratas, taigi viskas su juo yra labai gerai, ta prasme, ir šnekus, ir pajuokauti, ir
tikrai, aš gal netgi sakyčiau, ta draugystė tampa tokia tvirtesnė. Žinai, kai sakyt, mažai kalba, bet daug daranti. Tai vat, tai man gal tas labiau pasijaučia. Taip, galbūt tu čia neturėsi tų 100 draugų, žinai, kaip Italijoje, nes su kiekvienu kavinukai kiekvienu kaimynu, kiekvienu su visku, su pardavėju. Taip, kad visus kiekvieną kaimyną pažįsti, savo bariukę, kaip prie kavos puodelių, turbūt tos pačius žmonės pažįsti, tu su jais ten gali persimesti 3-4 žodžiais ir kaip ta community. Tai čia jinai tikrai bus mažesnė, bet nežinau, gal tvirtesnė. Gal žmonės keičiasi taip pat, aš manau, kad jaunimas jis dabar yra pabuvęs užsienyje ir jis yra pamatęs to pasaulio, žinai, ir gal jis jau yra atviresnis ir šiek tiek ir einantis į kontaktą, nei kaip man atrodo buvo prieš 8 metus. Nu, aš darau tokias išvadas, galiu klysti. Kitas dalykas, labai noriu pakomentuoti, kalbėjausi irgi su draugė ir aš sakau, na vis tiek aš jaučiu, kad Italijoje jaučiasi kažkokia šventė ore, žinai, tvyroja, kažkoks, nežinau, man pasakė, o aš jau jaučiu čia Lietuvoje. Ir aš galvoju, ar čia tikrai nuo požiūrio priklauso, žinai, požiūrio reikalas, gal iš tikrųjų, kaip tu jautiesi viduje, žinai. Vienareikšmiškai, plus, žinai, kas aš manau, kad ir kaip norėtųsi, nenorėtųsi, žinai, su tuo lyginti, bet ekonomika Lietuvos pagerėjo. Žmonės, didžioji dauguma tikrai uždirba geriau turbūt negu galvoja, kad uždirbs prieš 10 metį. Mes tikrai, lyginus su visa Europą, nesame nei vargšiausiai, nei mažiausiai daugotiniai kažką. Tai yra tos toksai vidinis ir pasitikėjimas savimi, tai tuo pačiu ir vidinis viso kolektyvinio nacionalinis džiaugsmas. Tai tikrai tauta, tikrai esame labiau atsipalaidavę ir džiaugiamės. Taip, keliavimas, kažkiek ir tas prideda, bet aš manau, kad apskritai, žinai, kad tikrai aš atsimenu savo pirmasias keliones, kai ten nuskrendi į Ispaniją ir tu nesupranti, kaip per savaitę turi ten visą mėnesio algą atiduoti ir tikrai neišlaidaujant. Ir kai tau yra kultūrinis šokas, kaip tu už tos 2 litus Lietuvoje geri bokalą alaus, o čia Ispanijoje turi mokėti tuos 5 eurus ar ten 4, kas 3 tuo metu, žinai, atrodo, ar 4. Tai to tokio, žinai, nebėra kontrasto, tai tada tu turbūt kitaip ir jautiesi. Aš noriu pastebėti tokį, išėjo moteris su telefonu, garsiai kalbėdama, video skambutis pas ją buvo taip ir aš taip pagalvojau, labai itališkai. Daug dabar taip, žinok, darančių. Taip, nes kažkaip, žinai, savos pajutimas kitų erdvės, žinai, kad reikia čia, žinai, nemaišyti. Ir prašau, pavyzdys, kad mes šiek tiek jau tampame laisvesni. Taip. Gerai ir čia ar blogai, tai čia kiekvienam savaip, kiekvienas nusprendžia. Ir bendrai, kaip tu jautiesi dabar po tų metų ir kuo gyvenimas Lietuvoje, būtent Vilniuje, panašesnis? Pranašesnis? Taip. Tai aš kiekvieną kartą nuskridusi į Italiją, pabuvus tenai savaitę, bet darbo reikalas, kai puolį į rutiną, nekalbu apie atostogas, nes tada tai galėčiau likti ir tikrai kaifuočiau. Bet jeigu aš važiuoju, reikia dirbti, rutina, darbas, grafikai, viskas, miestas, turizmas ir visą tai, tai žinau, kiekvieną kartą galvoju, ačiū Dievui, grįžau gyventi į Vilnių. Žinau, kiekvieną kartą. Pirmosios 2 dienos, excitementas, žavesys, ties kokia 5 galvoju, kaip gerai, kad grįžau gyventi į Vilnių. Nes mano čia rutina, jinai kitokia, jinai patogesnė. Aš nežinau, kaip pasakyti. Atrodo, žinai, smulkmenas, bet jinai yra patogesnė tikrai. Nėra tokių didelių overcrowded, žinai, to turbūt ar turizmo, ar trafiko, nes Florencijoje tai viskas yra ir per daug ir turizmo, ir tų kamščių per daug, ir viešasis transportas blogai, žinai, veikia, tai ten, žinai, turbūt patogiausia susiekimo priemonė Florencijoje tai būtų arba dviratis, arba motoroleris. Taip jeigu, kad tikrai nebūtume jau taip visiškai į tą masę, žinai, įpuolęs, nes ten visko būdavo labai daug. Tai čia, taip, yra tas kamštis, bet aš jau šiandien labai jaučiu, nes aš dirbu nuotoliniu būdu, tai aš galiu važiuoti tada, kada man reikia. Tai tas, žinai, tikrai pliusas. Ir aš gal čia esu labiau rytinukė, negu Italijoje buvau.
Tai va, teko išmokti vėl vakarieniauti 6 valandą, ne 8. Va čia man buvo sunku, nemeluosiu. Derinamės, dėrėjomės po pusvalandį, ta prasme, tam pradžioje, okei, 7:30, po to 7, tai dabar va taip 6:37. Tai va prie šito, žinai, reikėjo apsiprasti. Bet, jo, žinai, ir tam, kas atrodo yra smulkmenos, bet jos tai visame kame tau kasdienybę palengvina, kaip nežinau, kad visur galimybė, jeigu tau reikia kažkokio viešo sektoriaus paslaugos, kad tu tai gali padaryti nuotoliniu būdu, kad tu tai viskas online. Tu skambini, visi pokalbiai yra įrašomi, tau greit atsako, tau nepatinka kaip atsako, tu gali parašyti elektroninį laišką, jį privalo atsakyti ir jie atsako ir greit atsako. Terminai kitokie. Man žinok, reikėjo kažkokių dokumentų gauti iš Italijos, kai aš grįžau. Tai Dieve, aš tam pusę metų laukiu ir pati skambinau ir prašiau kolegų, žinai, kad dar paskambintų. Tai va čia tu tokių neturi. Nors tai atrodo, kad tai nėra tavo kasdienybė, bet tai vis tiek palengvina, žinai. Tada, kas yra, žinai, aš nežinau, kad kiekvienas regionas turi savas atskiras taisyklės, bet, pavyzdžiui, Toskanoje tai irgi sportas, ane? Tai tam, kad tu galėtum sportuoti, nueiti į sporto klubą, tai tugi turi praeiti sporto mediciną. Medicininę pažymą turi atsinešti pas daktarą, kur yra, aš sakyčiau, skemas. Visiškai skemas, yra visiškai fiktyvi. Pinigų rinkimas. Taip, jie ten spaudimą tau pamatuoja ir sako, ai, neturi lygų, eik. Sumokė ir eini. Tada tu turi turėti draudimą. Tai, žinai, tai tu, jeigu tada tie sporto klubai, Florencijos, kaip ir minėjau, pakankamai mažesnis, ne tik kad mažesnis, tiesiog kitokio mentaliteto miestas, tai ten nėra tų sporto įstaigų tiek daug kaip čia. Ir su tais pačiais laikais, tai daug labiau turbūt tą sveikesnį gyvenimo ritmą palaikyti Vilniuje. Tai tas labai pasijautė tikrai ir kainos, jos tikrai yra mažesnės ir adekvatesnės, sakykime taip. Ir ar lygis, pastebėjai gal lygis, kad aukštesnis, aš nežinau, kokį tu sporto klubą. Vilniuje tai tikrai apskritai pasakyčiau, kad turbūt tas visas aptarnavimo sektorius yra aukštesnio lygio Lietuvoje. Visas. Aš turbūt nuo grožio procedūrų, sporto centrų, masažai, whatever, ką bevardintume, jie tikrai yra aukštesnio lygmens. Tu patvirtini mano teorijas, nes aš taip jaučiau, kai prieš 8 metus lygindama Lietuvą, kuri buvo prieš 8 metus su Italija, niekas negalėjo patikėti, taigi kaip čia gali būti, taigi yra pas mus gerų salonų ir Italijoje ir visa. Yra, bet tuomet gal tu turi permokėti, nežinau, 4-5 kartus daugiau ir eiti į tuos pačius jau fancy, kad tau paprasčiausiai atliktų procedūrą, kur čia galima už prieinamą, adekvačią kainą gauti higieną, kas manau, kad aš šokiruosiu dabar, bet elementariai aš apie tai daug kalbėjau, mes ir apie grožio industriją turėjom daug klaidų, kad tai tiesiog būtų švara elementariai tiek pačiame sporto klube, tiek grožio salone, ko irgi Italijoje labai trūksta, dar manikiūrą, kerpantis plaukus, nežinau, masažą. Taip. Ir paslaugų, man atrodo, ir kokybė, ir įvairienybė, irgi ten, nežinau, kažkoks egzotiškesnis masažas, jį galima rasti Lietuvoje, ko negalima rasti Italijoje. Ir ką dar galėtum irgi pridėti? Aš galvoju, labai geras dalykas pasakyti įvairiškesnio, tai nes ypatingai Florencija, žinai, vėlgi, Milaną turbūt negalėtumėm lyginti, žinai, aš tik kalbėsiu apie Florenciją, kaip atsakiau, kad aš, žinai, yra šiek tiek ir mažesnio miestelio mentalitetas, bet kitas dalykas, jie gyvena vien tik tai iš turizmo, ne vien tik tai, bet pagrindas yra turizmas, tai jie tą labai konservatyvumą ir vysto, ugdo, tai tu, kai norėdavai kažko kitokio, kitaip, tai būdavo be galo be krašto sunku rasti, o tai aš kalbu, aš nežinau, kad ir tą pačius restoranus, kad tai būtų kažkas tipinė Toskanos virtuvė, tai jo, tai nebent ten būdavo, žinai, Indų rajone indiškas maistas, kas viskas labai skanu, žinai. Arba kinų, jo, bet jeigu ten, whatever, nori, kažko, arba šiaip creativity, žinai, iš tos serijos, arba ten belgiška virtuvė, prancūziška virtuvė, arba italų, bet ten jau šiaurės italų, tai labai yra sunku rasti. Tikrai, ta prasme, tu ten gerai galvą turi pasukti, kur tai rasti, žinai, ir panašiai. Tai va čia tos įvairovės
jos yra daug, tu gali. Ir pavyzdžiui, pas mus labai daug yra atvykusių iš Azijos žmonių, kurie atsidarė savo virtuvės restoranus. Pas mus labai skanus tai restoranas, ne restikas, atsiprašau. Tada indų, tada yra kaukazietiški kokie nors taip, meksikiečiai, armėniški, gruziniški, taip. Tai va, italų tų pačių, nes labai yra daug ir italų virėjų atvažiavusių, kur tikrai skaniai gamina viskas. Tai labai faina, kad tu nepristaikai prie miesto, o vat, miestas sau siūlo viską ir tu gali tikrai eiti pagal savo norą. Vat šiandien noriu taip ir tu tikrai gali rasti gerą, kokybišką maistą kitos šalies. Tokį techninį norėjau klausimą užduoti, su kuriuo buvau šiek tiek susidūrusi. Aš žinau, kad kadangi tu dirbi Italijai, ir mokyti po draudimo, socialinio draudimo, sveikatos, bet aš įsivaizduoju, kad gauni sveikatos draudimą čia, taip, kadangi yra Europos Sąjunga, taip. Žinau, kad tai techniškai įmanoma, bet kadangi tu man priminėjai apie tuos gavimus dokumentų, tai aš įsivaizduoju, tai buvo susijęs su ta sritimi, panašiai. Jo, bet aš žinau, aš paprastesnį kelią pasidariau. Aš atsidariau individualią veiklą ir nutraukiau kontraktą Italijoje. Supratau. Ir mes tiesiog persirašėm individualiosios veiklos, kad aš galėčiau, tai aš visus mokesčius moku Lietuvoje. Man tai pasirodė ir adekvačiau, ir paprasčiau, ir mokesčių gal tas ant to, bet man tai pasirodė kažkaip man priimtinesnė forma, jiems tiko, jiems vienareikšmiškai tai tinka dėl to, kad jie tada neturi darbuotojus su indeterminato, tai aš visą laiką esu natūraliai motyvuota gerai dirbti. Beje, Italijoje neterminuota sutartis, kas pas mus čia yra kažkoks paprastas normalus dalykas, kuris dažniausiai po bandomojo laikotarpio visada natūraliai atsiranda. Italijoje tai yra labai didelė retenybė ir aš tai kartuoju visose interviu dėl to, kad Agnė turėjo tokį kontraktą, tai yra labai didelis ir sveikintinas dalykas, todėl jį atsisakyti jo irgi jo, ypatingai patiems italams, tai tu turi labai gerą priežastį, žinai, kodėl tu to atsisakai. Žinai, aš taip pasakysiu, turbūt aš ir pirmą, antrą sprendimą ir važiavimą į Italiją ir grįžimą iš jos priėmiau labai vedama daugiau širdies ir intuicijos. Tai aš turbūt kiekvienam tą rekomenduoju, kur tikrai, nes tada tu tik jauti, ko tu nori, o jeigu tu tikrai nori grįžti, tai Lietuva nesunkina tam sąlygos, sakykime, jinai tau tik tai padeda. Tai ir plus, bet kuriuo atveju, čia tavo šeima ir tavo draugai. Ir jie tikrai padeda, noriai, džiaugiasi. Tai aš prisimenu, kai aš gyvenau, žinai, viena, tai aš kai svarsčiau, žinai, ar grįžti į Lietuvą, aš tai vadinau, aš turėjau 3 pagrindinius aspektus, kas mano gyvenimą daro laimingą. Tai yra fainas darbas, tai yra artimas širdies draugas ir tai yra šeima ir draugai. Tai kai aš buvau viena, tai aš negalvojau, okei. Žinai, tai aš jeigu esu Italijoje, tai žinai, aš turiu darbą, tai 30%, žinai, laimės yra čia. Jo, žinai, tada aš grįžtu į Lietuvą, tai jeigu yra 30% draugai ir šeima. Ir tada, okei, tai partnerių nėra nei ten, tai tipo 30-30, žinai, toksai. Tai tada buvo toksai aspektas, kodėl dar likau Italijoje, tai galvoju, jo, žinai, 7-8 metai, visi jau turi savo rutiną, taigi nesutikinėsi su draugais kiekvieną dieną, tai tą darbą pradėti nuo nulio, mano gal sritis tokia aptarnavimo, tai žinau, kad sunkiai rasčiau kažką panašaus, galbūt, bet tikrai tai nėra, kad plaukia manęs tas darbas. Ką tu žinai, gal pabandytum ir suprasim, kad taip. Gal, bet reikėtų pradėti bandyti, tai toksai buvo tokie, žinai, opcijai. Tai dėl to taip gal ir pasyviai svaršiau, nes buvo toksai 30-30. Jau kai atsirado širdies draugas, tai galvoju, neteksiu darbą, tai vis tiek 60% laimės, žinai, jau yra Lietuvoje, tai tada man buvo paprasčiau. Bet aš manau, kad man čia tie 3 svarbiausi, žinai, aspektai. Bet aš manau, kad čia labiau apie gyvenimo būdą, kuris irgi yra skiriasi, gyvenimo pajautimą skirtingose šalyse. Čia manau, kad klausimas apie tai ir ar ta prasme, pajautimas kitoks, ar tave, žinai, po 8 metų, ar tu gal atsivežai tą Dolce Vita šiek tiek su savimi ir tu gerai čia jautiesi, taigi vėl grįžtame prie to, kad
viskas apie tai, kaip tu jautiesi viduje, o ne kas supo. Tai, žinai, aš pamėgau tą pasibuvimą su savimi ir kaip neskubėjimą ir turėjimą savo minutę. Tai, kai man jos reikia, aš pasidarau. Pasidarau, aš nelinkus taip bėgti, skubėti ir kiekvieną minutę planuotis. Man patiko tas, itališko gyvenimo būdas. Tada man labai, pavyzdžiui, kas man yra svarbu, ką Italijoje išmokau, tai kad vakarienė turi būti kartu su šeimos nariais. Tai man tai čia yra jau must be taisyklė, tai jos labai nori dabar yra laikomasi. Tai, ir draugai turbūt, ypatingai šeima, tai yra apsipratusi, kad yra pietų laikas, yra vakarienės laikas, nėra valgoma 4, 11, bet kada. Tai kai tik atvažiavau į Lietuvą, tai iš manęs draugai žvengia, nes aš buvau tokia, turistė rožiniais sakiniais. Aš mėgaujuosi kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Ir renginius įsivaizduoju vaikščioti. Jo, visus muziejus, ten jeigu kažkas skųsdavosi kažko, kad Vilniui blogai. Eikti jau. Italija. Viskas čia labai gerai, atsipalaiduokit, žinai. Tai aš tik tai pozityvumą mačiau, tai jau, ten iš manęs labai visi juokėsi, kad čia nieko sako, pašnekėsim po metų. Jo, tada dar buvo ta grupė draugų, kurie sako, nieko, palauksim tavo pirmos žiemos, nes aš atvažiuom pavasarį, kai atvažiuosim, pamatysim tave, pirmosios žiemos ant to cepelinio dangaus, bet buvo labai graži žiema, jinai buvo balta, jinai buvo fantastinė, tai aš dar labiau mėgausi, mes visas aktivity, kokias tik tai buvo galima daryti su sniegu, tai viskas, ten susileidėmis į miškus varėm, tada šiaip, nuo kalnų čiuožinėti, grilino pirtelę, į sniegą šakiamis, ta prasme, tai aš mėgausi šitą žiemą. Tai... Žinai, ko aš manau, kad kiti irgi bijo kažkokių tokių pasisakymų, o gal čia tiesiog mes taip susigalvojom galvoje, kad gali žmonės sakyti, aš taip kartais pagalvoju, kad įsivaizduoju kai kuriuos žmonės, kurie galėtų man tai pasakyti. Tai ką, grįžai, nepatiko tau ta Italija, ne? Tai ko bloga tau ta Italija, kaip tu galvoji, ar... Aš nesusidūriau, tai man sunku sakyti, bet aš galvoju, kad, jeigu taip žmonės pareplikuoja, tai aš nežinau, aš tai galvoju, kad jie kažko turbūt nepatenkinti. Jo, aš turėjau, kokių komentarų aš turėjau, kad, o Dieve, tu gyveni mano svajonių gyvenimą ir tu iš jo išvažiuoji. Tai, you're welcome, galiu papasakot, kaip tau nuvykti, bet aš buvau labai rami savo, pasirinkimų, tai aš nesijaučiau, kad mane kažkoks sakinys, gali paveikti, nes nebuvo grįžimas dėl to, kad man ten kažkas nenusisekė, nepasisekė, nebuvo grįžimas dėl to, kad mane ten ta Italija, nežinau, ar skaudino, ar įžeidė, ar nepriėmė, tai aš labai... Su ramia širdimi grįžai. Jo, nes aš ir mėgausi tenai tos 7 metus. Tikrai, aš ne už ką nepakeičiau savo tą sprendimą, nes tikrai tai buvo daug įspūdžių, daug patirties, tikrai atvėrė man ir kitokį pasaulio suvokimą, žmonių bendravimų, vertybių skalę gal šiek tiek netgi pakeitė. Tai aš nekeičiau nieko, aš labai mėgausi savo tuo gyvenimu Italijoje, bet aš lygiai taip pat mėgaujuosi ir Lietuvoje. Viskas. Viskas savo laiku ir savo vietoj, Dabar, yra Odisėjos epopėja, kaip sakau, visi bėga žiūri ir ten yra tokia labai svarbi tema apie grįžimą, ir pats Odisėjas, jis grįžta, išvažiuoja, kaip, svarbus žmogus išvyksta, o grįžta kaip Elgeta, tokia, irgi nusinulinimo tokia tema, kad tu grįžti, nors ir laimėjęs karus, bet kai grįžti, tu vis tiek kitokioje būsenoje, transformacijoje grįžti ir tai visiškas nusinulinimas. Tu grįžti kitoks, taip, nepaisant tavo visų padarytų dalykų svetimoje šalyje. Tai kiek yra to nusinulinimo, kiek tu pati pajutai, kad tu grįžai kitokia ir pradedi vėl nuo nulio ir su kita širdimi gal, nežinau, kitais pojūčiais. Jo, tas buvo visai kitaip ir Vilnių pamačiau, visai kitokį pamačiau. Tas irgi, kaip pasakyti, kai turbūt
Tai man gal iš tos Odisėjos, tai turbūt dar yra svarbus aspektas, taip, tu grįši nusinulinęs, bet tavo artimiausi žmonės tavęs laukia. Kaip ir filme, tai tas ir jie tau, kaip sakant, padeda atsistoti, jeigu reikia. Tai manau, kad čia yra visiems tas pats. Tai nereikia to pamiršti, kad ir visą laiką žmogus šalia, kuris tave myli, tavim rūpinasi ir jeigu reikia išties pagalbos ranką. O tas, kad tu grįžti kitoks, tai taip, bet lygiai taip pat kaip pradėjau gal to, ko anksčiau mažiau vertinau apie Lietuvą, gal tai dabar labiau žiūriu kaip vertybę, nes tas pats, žinai, kaip ir kalbam apie lietuviai šalti, ten galbūt mažiau vaibina, mažiau vieni su kitais tiesiog plepa. Nu, bet užtad žodžio laikosi. Ko Italijoje turbūt galima pasakyti, kad tai nėra jų stipriausia savybė, žinai, daug lengviau pašnekėti negu padaryti. Tai man atrodo, kad čia, žinai, kur būdavo natūralus dalykas, jeigu tu pasakai, tu padarai, tai tu supranti, kad tai nėra taip natūralu, kad tai labai vertinu, šitą pradėjau vertinti. Kavą šiek tiek noriu užkabinti, nes tu dar iki šiol dirbi šioje srityje ir vis tiek eini kavinės čia ir ragauji kavą ir čia mes visi suprantam, yra kitokia kavos kultūra visiškai. Norėjau tavęs paklausti, nežinau, ar galėsi man sakyti šitą klausimą, bet nepaslaptis, kad Italijoje kava yra pigesnė. Ir turėtų būti brangesnė. Kame reikalas? Tai visų, aš turiu savo teoriją, tai aš nežinau, kiek yra tiesa, tai neprimkit už tai už gryną pinigą. Tai aš manau, kad kainą sudaro keli aspektai. Kodėl nes aš nenoriu sakyti, kad Lietuvoje yra brangi, aš noriu sakyti, kad yra Italijoje per pigi. Čia yra toksai mano požiūris. Tai aš manau, kad yra keli aspektai. Tai pirmas, kad espreso gerimas kelis kartus per dieną, tai yra antiek kraujyje pas italus, kad tai yra kaip lietuvių turbūt duonos ar bulvių, kad turėtume turėti. Tai yra nacionalinė prekė, tai tu negali tiesiog kelti kainos, nes tai veikia visą tautą. Aš net nežinau, kaip pasakyti. Nes lietuvius ar apskritai turbūt North people tai paveiktų, žinai, jeigu prekybcentriuose kaina pakiltų. Bet ne kavinėse. Bet ne kavinėse, jo, nes italai daugiau kavos išgeria kavinėse negu namuose. Tai jiems tas yra labai svarbu ir tai yra, kai tai yra tavo kasdienis krepšelis, tai tu tai jauti labai greitai. Tai čia yra tos toksai, žinai, pirmasis. Ir tikrai ten, kadangi esame gavę ir baudą už tai, kad mūsų kava yra per brangi italui pasirodė, tai galiu pasakyti, kad tai tikrai yra nacionalinės svarbos. Per brangi? Bauda, ne. Tik galėsiu to papasakoti, žinok, atskira istorija. Tai tikrai, nes mums buvo iškvietę policija dėl to, kad italui pasirodė, kad mes per brangiai pardavėm kavą, jis iškvietė policiją. Policija rado įstatymą 1700 ten kažkelintų metų, kur buvo parašyta, kad kainodara turi būti ant sienos užrašyta. Mes neturėjom ant sienos užrašyta, mes turėjom tiesiog meniu paprastus. Tai mums davė 2000 eurų baudą. Dabar aš puikiai suprantu, kodėl tose mažose bariukuose, kai ateini, yra tokie tiesiog vos nepriklijuoti seni popieriukai su ta kainodara, kurie atrodo atspausdinta 10 metų atgal. Nu, ne 10, nes kainos keičiasi, bet vis tiek ten, bet kažkas turi būti, kad būtų matoma. O fun fact, kad tai niekam labai stipriai kaip ir nerūpėdavo, nes būdavo labai daug papirinių meniu, bet mes abudu gavom iškart po COVID bangos, kai tuo metu buvo visa propaganda apie tai, kad neturėtų papirinių meniu, kad bakterijoms nesirinti. Kad buvo QR kodai, buvo visa kame, kad kuo mažiau sąlyčio, žinai, žmonės turėtų. Tai mes ir turėjom QR kodą, bet neturėjom ant lentos. Tai buvo labai juokinga, tai gavom 2000 eurų baudą. Tai galiu pasakyti, kad visi labai rimtai žiūri į kavos kainą. Tai manau, kad čia vienas iš tokių aspektų, kad labai daug, žinai, tos kavos geria. Antrasis dalykas, tai kad kavos ritualas Italijoje užtrunka iki 10 minučių.
visoje Šiaurės Europoje, tai ir iki kelių valandų. Tai jeigu tu pradėsi galvoti apie tą visą kitą savikainą, ne tik kavos pupelės, bet ir baristas, staliukas, elektra, visą kitą, tai tikrai pas mus Šiaurėje ta kainodara jinai yra kitokia. Taip. Ir plus, kadangi pas mus tai nėra, kad kiekvieną rytą ar kiekvieną dieną visi eina kavinukės, tai automatiškai mes rečiau apsilankom, tai kavinukėms reikia kažkaip kitaip, žinai, iš to užsidirbti. Tai aš manau, kad šitie aspektai vieni iš pagrindinių, bet turbūt jeigu pasižiūrėsime, kiek per savaitę išleidžia italas ant kavos ir kiek per savaitę išleidžia mes, tai turbūt krepšelis būtų labai panašus. Jo, tik kad kiek ir ant kokios kavos, žinai, išleidžiam. O antras dalykas, tai kodėl manau, kad kainos jau turėtų kilti, nes tai, kad dar kažkas pardavinėja tą espresso už 1 eurą prie bariuko, tai jau šiaip statistiškai labai daug kavinukių užsidarinėja senosios Italijoje, dėl to, kad jiems nesueina matematika, tai jie bijo kelti, nes jie neteks tų kaimynų, kurie ateina. Kodėl jie žino, kad jie neteks tų kaimynų, kurie ateina, nes dėja Italijoje algos nekyla, infliacija kyla, bet algos nekyla, tai tauta turbūt, sakykime, ta vidurinioji klasė po truputuką nyksta, tai kavinukių, žinai, jau savininkai, nes dažniausiai tai būna šeimos verslai, tai jie turbūt ir bijo kelti, nes visi tik ir skundžiasi, kad pas juos, tikrai su tom algom šiuo metu yra labai liūdna. Tai aš manau, ta baimė kelti, žinai, tai to pasiekoje kai kurie užsidaro, o kai kurie pradeda pirkti pigesnę kavą. Pavyzdžiui, Italijoje vis dar iki šiandienos labai daug nes kavos yra 2 medžiai pagrindiniai, tai yra arabika ir robusta. Ir arabika jinai yra kitokia, jinai yra ir brangesnė, bet ir kokybės atžvilgiu, mažiau kofeino to pačio turi, daugiau pupelių skonio, to švelnumo. Tai pavyzdžiui, turbūt Lietuvos, net nežinau, mes galim rasti robustos kažkur. Ir pas mus pagrindinė yra arabika, bet aš manau, kad ir didžioji daly Nord Europoje, žinai, tas yra. Italijoje vis dar robusta yra pagrindinė kava, tai realiai jinai yra ir pigesnė savikaina. Tada, kad tada irgi mes esame labai, ypatingai specialty kava, tai jinai dar kitas pasaulis. Jinai yra specialty, jinai vadinasi dėl to, kad kavos pupelės yra surinkamos iš ūkio, iš kurio tu žinai ūkio. Tai ta prasme, tai nebus kažkur kažkiek surinktos visos kavos pupelės, sumestos į vieną kažką, žinai, ir parvežtos. Tai jie visi renkasi pas tam tikrus ūkininkus, tam tikrą kavos porūšę, žinai, ir ten yra skirtingos procedūros, kaip rumus. Tai yra, kaip pasakyti, labiau besirūpinantis ūkiais savo produktą. Ir mes, kadangi kai tu raustinėje, tai tu neraustinėje iki maksimumo, tai jos shelf life yra trumpesnė. Nes, pavyzdžiui, komercinės kavos, jos nuraustina per daug. Jo, viską, tai tada kavos pupelė ten gali gyvuoti turbūt gal net 10 mečius. Aš nesigilinsiu, kiek kuriam laikui, žinai, jie ten turi tą stoką, 2 metam, 3 metam, bet jie gali užsipirkti, jie gali reaguoti į ekonomiką. Jie žino, kad yra blogas derlius šiemet, tai jie galbūt už praeitų metų arba už praeitais metais buvo geras, jie supirko maksimumą kavos. Mes taip negalim, mes sezoną su sezonu. Mes nupirkam kažkiek į kiekį, mes jį pasibaigiam, nusipirkam dar kažkokį kiekį. Tai pas mus shelf life yra trumpesnė ir mes labai priklausome nuo derliaus. O jūs patys raustinat? Patys taip, dabar galvoju, kaip lietuviškas atitikmuo raustinti. Skrudinti, taip, patys skrudinat. Taip, supratau, kas yra labai kavos skonio labai svarbu. Taip. Tai mūsų kolega Francesco Mašiulio buvo šiemet išrinktas Italijos roasteris number 1. Ir važiavo prezentuoti Italiją. Iš tikrųjų, buvo italai atvažiavę, čia mano italai praeitais metais dėl kai kurių aplinkybių. Ir iš tikrųjų bijojo, kad nesuras geros kavos ir buvo labai gerai nustebinti, kad rado labai skanią kavą. Ir ypač kapučino, kai padaro tos visus, žinai, tos pagražinimus ant puodelio, jiems tai buvo, gražiau nei Italijoje daro, nes Italijoje nedaro, padaro putelę ir viskas, ta prasme, yra, jinai... Hebra, jūs mokate eurą 50, jūs dar norit širdelę. Taip, tai siuntė nuotraukas italams, kokia Lietuvoje graži kava, tai įsivaizduoja, tai man buvo smagu, kad jie atsigėrė čia skanios kavos. Jo, čia ir mano kolektyvas žiūrė, kinga buvo, žinai, kai ten grįžau gal
po pirmo 3 mėnesio. Ir ten, žinai, vos ne iš karto tą espreso. Ir man sako, nes turbūt negėrei. Sakau, ko? Sako, espreso, sakau, kaip tu Lietuvą įsivaizduoji, papasakok. Tai aš tai asmeniškai manau, kad Lietuvoje tikrai labai gera kava, labai daug special taikos, čia labai gera konkurencija, čia labai tikrai skanios, aš turiu savo mėgiamas vietas ir tikrai čia netrūksta tos skanios kavos, bet tas suvokimas į tą kitos. Jo, bet kas jos šokiruoja, tai kaina. Sako, tai ten gerai kiekvieną dieną. Sakau, nu... Žinai, su tom kainom kiekvieną dieną nepagersi. Dar vienas dalykas juokingas, papasakos irgi eilėje ten polikliniko, kaip mūsų poliklinika sėdėjau ir girdėjau vieną močiutę sakant, labai skundžiantis, kad na va, įsivaizduoju, kaip viskas pabrango, dabar bare, kava ir kapučino ir korneto. 2,50. Tai kiek čia per mėnesį man gaunasi, kaip aš galiu dabar gyventi. Ir aš sėdžiu ir man taip graudžiai juokinga, taip, nes aš pasakyčiau, nu tai gerkite kavą namuose. Ne, bet jiems yra toks šventas reikalas nueiti į tą bariuką, išgertos kavos su korneto, su rageliu. Taip, kad tai tiesiog jiems 2,50 atrodo, visų pirma, kad jiems 2,50 atrodo daug. Kitas dalykas, kad tai neatsiejama dalis, be kurios jie neįsivaizduoja savo gyvenimą. Irgi labai tokia. Jo, bet čia tas nesakau, tai yra nacionalinės svarbos produktai ir prekės. Tai fenomenalu, bet šiaip iš tikrųjų, kad gauti ką tik padarytą iš kepyklos, kornetą, ar kruasaną. Kruasaną tai iš vis neįmanoma, nes aš manau, kad su savikaina tai toli nukeliauja, nes ten vis tiek kitokie ingredientai, daugiau sviesto, kas yra brangus produktas, kornetas gal daugiau cukraus, sviesto to tiek daug ir nėra. Bet vis tiek, rankų darbas, kiek tai laiko užima, kiek tas visas levitation procesas, tai jeigu jūs kažkur mokate €20, ir mano akimis tai no way, kad tai yra iš kepyklos ką tik pagaminta, tai greičiausiai bus šaldytas produktas, o jeigu tai ir yra iš kepyklos pagaminta, tai tie žmonės nieko neužsidirba ir duokite jiems daugiau pinigų. Taip, šiek tiek teko susidurti, dėl tos pamačiau vidinę, kaip irgi tie bariukai dirba ir tikrai daug lietuvių, pavyzdžiui, nežino, bariukai jie nekepa tų kruasanų, jiems atveža jau užšaldytą tešlą ir tai būna irgi labai greitas fast produktas, aš sakyčiau, nereikia lyginti čia, pavyzdžiui, su tais kruasanais Prancūzijoje, kur ten daug taip sviestiniai tokie, tai yra labai pigus margarinas, dažniausiai cukrus ir labai pigus produktai, dėl to ir tas pats ta vertė to kruasano yra labai žema. Ir va, tu man papasakoji apie pačias pupeles, apie kurias aš nežinau to fakto irgi, kad jie užperka ir tai būna iš visos Europos ir nežinai, tai taip jie patys neskrudina. Aišku, man labai gerai patiko ir viena draugė, žinai, kaip pasakė, iš tikrųjų tai taip, žinai, nes tam gal praeitais metais buvo labai didelis straipsnis ten Republiko, apie Italiją, kad ten dabar galvoju, kad jie nepaskelbė tą straipsnį, kad gal 30% italų niekur nekeliaus atostogauti per Ferragosto, nes neišgali. Ir ten visi panikoja, liūdni, žinai, visa kita. Ir aš ten irgi, žinai, jau grįžau Lietuvą gyventi, žinai, kažką su draugiam kalbam ir aš ten tą faktą, žinai, nurodau ir aš irgi nu kokie vargšai. Ir man taip labai patiko, kai mano draugė pasako, nu tai okei, sako, mūsų tėvai turbūt pusę gyvenimo taip negalėjo, stovi, sako, nu it's life, žinai, tai ta prasme, tai kaip ir, ta prasme, liūdna dėl jų, bet ir kaip ir normalus reiškinys. Tiesiog aš galvoju, ir tada aš taip susimąsčiau, taip tiesiog, nu, užmigo ant laurų, nieko neįžeidžiant Italiją, bet šitą gal iškirpsiu. Ne, neiškirpsiu, nes aš turiu kaip pakomentuoti šitą dalyką labai, man juokinga taip. Jo, žinai, tai bet man tas, kad turbūt asocijuojasi su tavo, žinai, kruasanu ir rytinę kavutę, žinai, kiekvieną rytą. Taip. Tai aš galvoju, kad faina, kai tu tai gali. Taip. Bet nieko tokio, jeigu tu to negali. Taip. Visiškai 100% pritariu, nes yra toks dalykas, aš matau, kaip gyvena paprasti žmonės mažose miesteliuose, aš nekalbu vėl apie Romą, apie Florenciją, kur jie dirba, nežinau,
paprastų darbų nėra, bet pavyzdžiui, ten ne kažkokios specializuotas, ne specialistai, kažkoks, nežinau, fabrikas dar, žemės ūkis. Ir jie kiekvieną savaitgalį eina valgyti į restoranus su didžiausiom sąskaitom. Mano uošvis yra tiesiog turi restoraną, ten ir po 200, po 300 eurų savaitgaliui užsisauko gero vyno, proseko, visi vaikšto su geriausiais telefonais, važinėja su brangiausiais automobiliais, renkasi tik brandinius drabužius, bet paskui nevažiuoja atostogų ir skundžiasi, kaip mes čia neturim pinigų atostogom. Tai ir aš ir noriu pasakyti, kad prioritetai tiesiog pas italus yra kitokie, dėl to jie nevažiuoja. Bet tikrai, jiem ta kasdienybė ir kasdieniai ritualai yra daug svarbiau negu pataupyti ateičiai, čia tokio nėra. Tai irgi su bankais, kadangi vyras dirba bankų srityje, čia galima pakalbėti, kad italai jie nemąsto ateitimi, jie mąsto, yra tiek daug skolų, tų debitų, kur perka prabangiausius dalykus, neturėdami pinigų, nes jie gyvena čia ir dabar. Aš nežinau, aš gal nematau to tokio didelio skirtumo, žinok, kuo toliau, tuo labiau tarp Europos šalių, žinok. Aš manau, kad mes kažkiek panašėjam. Jo, aš nepajaučiau to tokio, žinok, kardinalaus, nepajaučiau nei kad nusinulinimo, žinai, to tokio labai stipraus, nei kad grįžtų į labai kitokį gyvenimo būdą ar kitokią socialinę aplinką. Nelabai tą pajaučiu. Tas labai svarbu. Kas, turbūt, žinai, kur būdavo, kai aš nuvariau gyventi į Italiją viena, mano buvo tokia, žinai, mintis, eina savo, kaip paprasta būti vienam Italijoje. Kad tave, žinai, visur pakalbina, kad tau netrūksta to socialinio, žinai, bendravimo, nes tu ten nueini į kavinukę, kažkas tave pakalbina, tu nueini į bariuką, kažkas tave pakalbina ir žmonėms tas labai lengvai, žinai, bendravimas susirašydavo. Tai arba šiaip su kolegom iš nieko apie visą gyvenimą, jie nelabai jaučia tą barjerą, žinai, kur asmeninis gyvenimas, kur darbinis. Tai toks, tu vis tiek jautėsi, žinai, tą socialinę dalis, tai man atrodė tas, kad wow, čia žinai, kaip tu čia greit įniksti, susikuri kažkokį tą socialinį gyvenimą. Bet dabar, žinau, galvoju, kad ir Vilniuje su tiek daug renginių, tiek daug visokiausių community, nuo, nežinau, ten sekmadienio Vingio parko bėgikų iki ten paišytojų prie upės. Tai labai daug, kur tave noriai priims, tu tik ateik, tai irgi tu gali grįžęs vienas nesijausti vienišas. Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalą, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje.